paskutinės minutės. Geras planas paruoštas prieš rungtynes. Gerai vyrai dirbo. Kaip Jūs manot, kokios detalės, ar tai kova dėl atšokusių kamuolių, kurie labiausiai laimėjo, ar kiti dalykai labiausiai lėmė pergalę? Treneriui lengviausia dirbti po varžybų kažkokiu tai. Vat, mes iki tol, kur žaidėm, visą laiką pralaimėdavom tos kamuolius ir per treniruotės kažkaip kreipėm dėmesį, kad tą reikia taisyti, taip ir tobulėja žaidimas. Tai, o čia gal ne vien tai prisidėjo, bet ir tiek, kad prisijungė mūsų aukštaūgis Želionis. Vis tiek tai yra jėga, nors jisai tik tai 2 treniruotėse dalyvavo, aišku, jam iki geros formos labai toli, bet gal tai davė, kad laimėjom kamuolius. Arba gerai labai dirbo. Prieš rungtynes treneriui buvo kalba, kad gynyba šiandien žais prieš puolimą, bet panašu, kad būtent gynyba ir nugalėjo šiandien, ar ne? Taip, pabaigoje mes 2 kėlinius žaidėm tikrai tokį savo žaidimą. Neblogai gynėmės, 48 taškus įmetėm. Paskui pritrūkom jėgų, staptelėjo žaidimas, nelengva atsitiesti, tai belieka, jeigu negali mes, belieka apsiginti. Treneri, Jūs, kai dirbot Šiauliuose, garsėjo Šiauliai kaip namų komanda. Panašu, kad Juventus šį sezoną irgi gali susitarnauti tokį titulą. Jeigu jums patiks, tai man taip pat.